Vėgėlė buvo kandidatas prezidento rinkimuose. Aš visat nuoširdžiai galvojau, kad advokato uždavinys valdžia kaltina žmogų, kad jis kažką padarė. Galbūt teisingai, galbūt neteisingai. Kitas žmogus kaltina žmogų, galbūt teisingai, gal neteisingai. Advokato uždavinys padėti žmogui apsiginti nuo kaltinimų ir įrodyti, kad tie kaltinimai nepagrysti arba yra lengvinančių aplinkybių. Aš taip nuoširdžiai galvojau. Prieš 2 metus ar 2,5 metų Vėgėlė, kaip advokatų tarybos pirmininkas, pareiškė viešai, atvirai, jeigu Lietuvos teisininkai sugalvotų ginti Rusijos žmogų, kuriam paskelbtos sankcijos, ir į teismą tokia byla būtų atiduota ir tas žmogus, Rusijos pilietis, kuriam paskelbtos sankcijos, jis nori juridinę tvarką apsiginti nuo tų sankcijų. Tai Vėgėlė pareiškė, kad Lietuvos advokatai neturi teisės ginti šitą žmogų. Nuo valstybės. Nuo valstybės. Tai gal valstybė teisingai, bet gal ir neteisingai. Advokatai savo pareigos atlikti negali. Tai man buvo virš visko.